Sveiki, aš esu Neringa, Etsy platformos pardavimų ekspertė ir visas mano turinys yra apie Etsy. Tai į mane galima kreiptis visais Etsy klausimais, bet šiandieną norėsiu Jums papasakoti apie Print on Demand pod. Galbūt kažkas jau girdėjote šį pavadinimą ir tai yra susijęs su Etsy, todėl aš apie tai kalbu, todėl apie tai kuriu turinį, bet tai yra, nėra Etsy sukurtas dalykas. Print on demand egzistuoja kaip atskiras verslas, kaip verslo, sakykime, strategija, rūšis. Ir tai yra apie produktų gamybą, kuriant juos kompiuteriu, bet neprisiliečiant faktiškai prie pačio gaminimo. Ką turiu omenyje? Tai kai aš pasakoju apie Etsy, dažniausiai visiems ir kad Etsy galima pardavinėti fizinius produktus ir skaitmeninius produktus, tai yra arba rankdarbius, kažkokius rankdarbių priemonės, baldus, paveikslus, meno kūrinius, vintažą. Taip pat galima pardavinėti skaitmeninius produktus. Tai yra vizitinių kortelių šablonai, planuokliai, skaičiuoklės, parsisiunčiami paveiksliukai, įvairius instrukcijos ir panašiai. O print on demand tai yra per vidurį, sėdi per vidurį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pardavėjas, etsininkas, kūrė skaitmeninį produktą, bet Etsy parduoda kaip galutinį produktą. Pavyzdžiui, marškinėlius, džemperį, kuraitę, puodelį, telefono dėkliuką su savo dizainu. Tai žmogus sukuria dizainą Photoshop'e, Canvoje ar kažkur kitur ir naudodamasis print on demand tiekėjų platformomis tą dizainą užkelia ant produktų kompiuteriu. Tada Etsy sukuria produktą, dažniausiai tos platformos yra integruotos ir tas produktas įkeliamas į Etsy, Etsy parduodamas ir tą pardavimą mato tas būtent print on demand tiekėjas, jį pagamina ir išsiunčia klientai. Tai Etsy pardavėjų, kūrėjų reikia tiesiog kurti tuos dizainus, grafinius dizainus, juos maketuoti ant tikrų produktų ir pardavinėti Etsy. Bet gaminti, sandėliuoti, viso šito nereikia. Yra išvengiami labai dideli kaštai, sakykime, pačio sandėliavimo, užsipirkimo medžiagų, aparatų ir visą tą dalį atlieka print on demand tiekėjai. Tai aš turiu keletą produktų pasigaminus, parodysiu jums, tai vienas iš jų džemperiukas nėrėjams, būtent ne aš jį gaminau, aš sukūriau šitą paprastą dizainą, užrašą, pasinaudoju Printful platformą ir parsisiunčiau šitą džempuką pagamintą. Taip pat esu pasigaminus krepšelį, tote bag, taip pat su dizainu. Sukūriau užrašą, man jį atspausdino Printfulas ir atsiuntė. Ir užrašinė. Tokiu pat būdu. Tai čia mano tokie pirmieji produktai pasibandyti, pasižiūrėti, pasitestuoti kokybę. Taip pat aš rodžiau savo kursą, Print on demand kursą, kaip juos susikurti. Todėl sukūriau ir parsišinčiau, kad galėčiau visą tą procesą parodyti, taip kaip vyksta realiai. O tų produktų yra įvairiausių. Ir šitoje vietoje, lietuvaičiai, aš pastebėjau iš savo studentų, kurie pas mane mokosi per Kursuok platformą arba turiu kursą, jie labai dažnai pradėjo klausti manęs apie šitą dalyką, nes Lietuvoje tas dar nėra labai populiaru. Ir nors užsienyje, Amerika, Anglija, tai top ir Etsy yra pilnas tokių produktų ir labai, smagi tokia verslo pusė, kur galima tiesiog pasiimti tą pelno maržą, dirbant tokiu būdu. Nes kai jau produktai yra sukurti ir patalpinti į Etsy, toliau daryti, jau galima sakyti, nieko nebereikia, tik tai jie parduodami automatiškai, gamina juos print on demand tiekėjas, gamintojas, o Etsy pardavėjų lieka pelnas, tokius kaip ir pasyvios pajamos gaunasi. Tai aš parodysiu keletą platformų, kuriuose būtent tą galima padaryti. Tai viena iš populiariausių yra, labiausiai tikriausiai žinoma, yra Printful platforma. Tai yra didžiausia pasaulyje print on demand gamintoja, tiekėjas, Latvių startuolis. Čia kitas atsivertė. Printful login. Taip. Aš turiu čia paskyrą, susikuriu produktus, yra produktų katalogas, sakykime, išsirenku
džemperį ar ne norėsiu gaminti, tada ant jo užkeliu savo dizainą, patalpinu į Etsy, ar ne, čia toks principas, patalpinu į Etsy, ten parsiduoda, šitie mato, pagamina ir išsiunčia mano klientai. Labai faina. Tai šita viena iš didžiausių platformų ir taip pat yra Printify, taip pat labai dideli ir taip pat Latvių startuoliai. Ir naujausia žinia yra, kad šios dvi kompanijos jungiasi kartu, ne viena kitą perka, bet jungiasi. Aš apie tai pakalbėsiu atskirai. Kas galbūt jau darote print on demand ir naudoti vieną iš šių kompanijų, tai bus jums aktuali svarbi informacija. Tai irgi tiekėjas print on demand, kur galima išsirinkti produktus, ant jų sukelti savo dizainus, kaip, pavyzdžiui, marškinėliai, telefonų dėkliukai, girtuvės ir panašiai, ir jais prekiauti. Nebūtinai Etsy, galima ir Shopify prekiauti ar kitos savo svetainiai, bet čia viską pasirūpina už mus, tai yra produktų pagaminimą ir išsiuntimą klientui. Ir taip pat aš labai mėgstu ir naudoju dabar Podbase, tai yra lietuvių sukurta platforma, kurie yra Burgos gamintojai, pas juos galima kurti telefonų dėkliukus. Tai galbūt ir parodysiu minimaliai šį procesą. Aš manau, kad jeigu jums bus įdomu, aš parodysiu detaliau, kaip tas daroma. Šiandienos video į visiškas tas smulkmenas detalės neįsime, bet kad įsivaizduoti principą, kaip tas vyksta, prisijungiam prie platformos. Platformoje išsirenkame, kokį norėsime produktą kurti. Produktai, new product. Pasirenku Tech Accessories. Gana paprasta, labai lengvai naudojama platforma. Išsirenku dėkliuką, kurį norėsiu kurti telefonai. Pasirinku modelį, ant kurio norėsiu maketuoti. Spaudžiu Start Designing. Ir čia reikia užkelti failiuką. Tai užkeliu savo failiuką, turiu aš jų pasiruošusi, na, sakykime, užkelsiu šitą failiuką, truputį išdidinu. Kas yra svarbu, tai yra labai svarbu failiuko raiška, kad būtų virš 300 dpi. Jeigu yra mažesnė, tai jis atsispausdins neryškus, nes kad ryškus atrodo failiukas, bet jo raiška labai svarbi kompiuteryje skirta spausdinimui. Tai susimaketuojam, galima dar uždėti ant viršaus, sakykime, uždėsiu Etsy klubo logotipą. Taip, truputį jį sumažinsiu ir spaudžiu Continue to Product Details. Viskas, susimaketavau dėkliuką. Turim nuotraukas, kaip jis maždaug atrodys. Čia galima susikurti aprašymus, jeigu norim jį kelti į svetainę toliau arba į Etsy ir spaudžiu Create Product. Produktas sukurtas, tada einu į Orders, spaudžiu Manual Order ir jeigu noriu, užsisakau jį savo. Čia yra mano sukurti produktai, tai tiesiog pasirinku tą, kurį susikūriau, išsirinku telefono modelį, kuriam norėsiu jį uždėti, galbūt ten pažįstamiem kažkam, bet į klubo nariam, bet turi žinoti tikslų modelį. Galiu daugiau čia tų sakymų prisidėti ir jį nusipirkti, užsisakyti. Tai savikaina yra 9,95. Dažniausiai matom šitos dėkliukus prekybo buvo 30-40 eurų. Tai va čia įsivaizdavimu, kiek galima uždirbti jais prekiaujant. Ir šita platforma turi tiesioginę integraciją į Shopify. Tai galima susintegruoti ir per Shopify įvykę pardavimai čia automatiškai atsidurs ir platforma juos išsiūs. Kiek žinau, jie taip pat ruošia integraciją su Etsy. Tai šito vietoje yra, na, labai patogus reikalas daryti su print on demand. Ir ką pastebėjau, labai populiarėjantis Lietuvoje, kiek aš savo studentam pasakoju, savo kursuose labai, na, tuose ilguose kursuose, plačiuosiuose labai minimaliai, tiesiog supažindinu su šitu dalyku, nes Etsy tas labai populiaru ir yra keletas studentų, kurie kūrė būtent print on demand parduotuvės, kuriuose viskas yra print on demand ir prekiavo print on demand produktais. Kiti tiesiog susikūrė keletą produktų papildyti savo sortimentą, tokių kaip atributika iš print on demand. Kaip, pavyzdžiui, aš prekiauju siūlais, nėriniais, nėrimo instrukcijom ir susikūrė užrašinę, tašiuką ir džempuką su nėrimo motyvais, atributika. Tai tiesiog papildyti savo sortimentą tiems žmonėms, kurie mėgsta šiuos rankdarbius, gali įsigyti ir kažką iš tokios atributikos. Dabar pasižiūrėsime, kaip tai atrodo Etsyje.
tokie produktai, jie neturi kažkokio atskiro skyrelio, bet, na, aš gana lengvai identifikuoju, kad tai yra print on demand produktai ir tikiu, kad ir jūs esate daug matę tokių dalykų, pavyzdžiui, tiesiog suvidu marškinėliai ir tada išsifiltruoju filtrai, kad tai būtų fizinis produktas, neskaitmeninis. Ir štai matom įvairių marškinėlių, o pavyzdžiui, šitas, ar ne, katė, va čia su mergina, šitas tikrai, tikrai yra print on demand produktas, čia tikrai print on demand produktas, čia tikrai print on demand produktas. Nors tai niekur nerašo print on demand, bet nu, aš jau galiu matyti, sakykime, iš to pačio mokapo, iš šitų paprastų nuotraukų, kad tai yra print on demand. Tai yra šitas pardavėjas, kuris prekiauja. Čia mes pasirenkam dydį, sakykime, nusipirkam marškinėlius, ne šitas pardavėjas įgamins tą produktą, o ko gero Printful arba Printify arba kažkoks kitas tiekėjas print on demand. Jų yra tikrai daug, tai daug kas aš tik populiariausius paminėjau, bet jų yra labai daug. Tai biznis šitam pardavėjui yra antkainis, ką sumoka klientas, sakykime, mes tiek sumokėtumėm, jis print on demand tiekėjui ko gero sumokės kokią, na, 10 eurų, 12, 10, 12 eurų, galbūt mažiau, ir tas visas skirtumas lieka jam. Tai, na, darbas yra sukurti, vieną kartą sukurti produktą, jį patalpinti, pateikti ir toliau vėl kurti naujus produktus. O tas produktas, kuris pagamintas, yra, jis gali parsidavinėti vėl ir vėl ir vėl ir vėl ir jums daugiau nieko daryti nereikia. Tai gaunasi toksai, na, pasyvos to vietoj pajamos. Aišku, sukurti tą produktą yra aktyvus veiksmas, aktyvus darbas, bet po to galite virsti į pasyvias pajamas. Tai jeigu jums įdomu šitą temą, būtinai man duokite žinoti, tai galėsiu daugiau sukurti detalesnio turinio, galbūt padaryti pamoką, kaip susikurti savo telefono dikliuką detalesnę, o aprašymą palieku nuorodas tiek į Printful, kurį aš naudoju, tiek į Podbase, kur kuriami dėkliukai, tikrai labai labai aukšta kokybė, su nuolaidos kodu. Tai jeigu norėsite išsibandyti, galėsite pirmosius gaminius savo atsisiųsti su 10% nuolaida. Tai būtinai panaudokite tą nuolaidos kodą ir galėsite pigiau išsibandyti Podbase produktus. Tai jie tikrai populiarūs ir Lietuvoje, ir visame užsienyje jie dirba, ir Burga visame pasaulyje žinomas prekinis ženklas, ir jie būtent Burgai gamina, tai manau tikrai verta, aš tokį dėkliuką turiu. Vienas iš jų, turiu ir Burgos, čia mano klientės kurtas dėkliukas, turiu keletą Burgos dėkliukų, tikrai esu labai patenkinta ir dabar kuriu dėkliukus su Etsy klubo tematika, tai tikiuosi ir mano klubo nariai tuos dėkliukus gaus, kai kurie tikrai gaus juos ir dovanų. Tai, o jeigu turite klausimų, būtinai rašykit ir prenumeruokit mano kanalą, po ko turinio bus daugiau ir daugiau. Iki.